Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki atvykę į Šiaurės Lietuvą, į Panevėžį. Lietuva švenčia 100-asias valstybės atkūrimo metinės, o Panevėžyje įsikūrė Galiūnai, abipus Nevėžio. Panevėžys iš čia ir pavadinimas Panevėžys, ir šiandien čia atvyko tikrai girdėti vardai. Matyti Galiūnai, Mikko Toro, suomis Jarno Kirsela. Be jokios abejonės visiems labai smalsu, kasgi atstovaus Lietuvą. Audrius Jokubaitis, jums puikiai pažįstamas iš Lietuvos galiūnų čempionato, vis geresnę formą demonstruojantis Dainius Repšys. Na ir be jokios abejonės pasaulio jaunimo čempionas Martynas Brusokas, Marijampolės viltis ir pasididžiavimas. Turim ir Latvių, Dezis Zarinč. Latviai, kaip žinia, paskutinėse varžybose jau ne vieną kartą nušluostė lietuviams nosį, tad jie pasitelkė dar geresnės pareigas. Oskars Martužans. Tai Latviai atsiuntė tikrai stiprių vyrų desantą ir pasižiūrėsime, ar ir šį kartą jiems pavyks triumfuoti, ar lietuviai visgi sugebės atsigriebti ir neleis Lietuvoje dominuoti latviams. Na, o čia traktoriaus tempimo rungtis ir ją pradeda Mikko Toro. Mikko Toro yra Suomijos šių metų čempionas ir užduotis labai paprasta, 15 metrų distancija, jeigu neklystu, ir traktorius sveriantis 15 tonų. Na taip gražu, 15 metrų, 15 tonų. Kur kas geriau visus faktus žino ir daug įdomiau jums apie juos papasakos žmogus, kuris šalia manęs. Tai yra stipriausias planetos žmogus, Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Varžybos taip gražiai vadinasi, Savickas Classic. Varžybos, kurios jau rengiamos, jeigu neklystu, 7 kartą, ar ne? Taip, 7 kartą jau. 7 kartą. Dažniausiai jos bazuodavosi Vilniuje, o šį kartą persikeliame į Panevėžį, abipus Nevėžio. Taip, šiais metais varžybos vyksta Panevėžyje. Vilnius turėjo tas varžybas jau 6 metus, tai reikia truputį ir geografiją pakeisti. Vilniečiai puikiai žino, kad jeigu vyksta Savickas Classic varžybos, tai jau pažiūrėti tikrai bus į ką. Susirenka stipriausi planetos galiūnai iš viso pasaulio, taip pat ir kultūrizmo, bikinio, Europos žvaigždės. Na, visko labai labai daug. Kaip šiais metais? Panevėžyje vyko tik galiūnų varžybos, taigi panevėžiečiai matė galiūnų varžybas, jos pagrindinė yra dalis ir didžiausia tradicija vis tik tai yra galiūnų varžybos, Savickas Classic turnyras. Tai mes susikoncentruojame tik tai į galiūnus, taip? Taip. Dabar matome Latvijos galiūną Oskars Martužans. Aš jau šiek tiek paintrigavau žiūrovus ir apmaudžiai tenka konstatuoti, kad paskutiniu metu, kaip čia dabar pasakyti, mūsų kieme šeimininkauja Latviai. Na taip, kaimynai mūsų pakankamai sustiprėjo per paskutinius metus, labai turi daug sportininkų, ne vieną, ne du, bet tikrai daug sportininkų, kurie gali puikiai atstovauti Latviją varžybose. Ir be abejo, kad mes kaiminė šalis, tai Latvija dažnai pas mus atvyksta varžytis. O ką sakykite galiūnai tarpusavį? Blekaitis, jūs jau žymioji artilerija, Brusokas, Saulius, ką pašnekate? Ar čia kaltas stipriausių, ryškiausių žvaigždžių nedalyvavimas? Ar iš tikrųjų Latvija jau yra lygus su lietuviais? Stipriausia pasaulio tauta. Na, manau, kad šiai dienai, jeigu žvelgiant stipriausių 10-tuką Latvijoje ir Lietuvoje, mes daugmaž vienodo pajėgumo būtumėm. Pas mus gal daugiau tų aukščiausio rango galiūnų. Latvijoje truputį mažiau, bet labai daug vidutinio. Bet Latvija iš tikrųjų, atsiprašau, kad pertraukiau, Dainis Zageris, Šmaukštelis, ką išdarinėjo, tas pats Oskars Martužans buvo didžioji viltis, dabar jau rezultatus rodo. Na, iš tikrųjų, du sportininkai, kaip Dainis Zageris ir Šmaukštelis, yra labai stiprus galiūnai, iš tikrųjų pasaulinio lygio. O kiti vis tiek dar truputį nusileidžia, bet yra didelis pasirinkimas tokio vidutinio lygio galiūnų, kurie šiek tiek stipresni už mūsų tos vidutinio lygios galiūnus, bet kartu varžantis, manau, kad lietuviam tai yra gera patirtis ir manau, kad turi rasti daugiau motyvacijos, kad aplenkti, ypač namuose. Tai taip, suma sumarum galima daryti išvadą, kad aukščiausios prabos žvaigždžių Lietuva turi daugiau, bet tam vidutinėje grandyje Latvija stipresni. Latvija stipresni, jie tiesiog daugiau turi galiūnų
Gerai, tada kas atstovauja Lietuvą šiuose varžybose? Mačiau vienas iš jų Dainius Repšys, kuriam pastaruoju metu labai gerai sekasi. Taip, Dainius Repšys Lietuvos galiūnų čempionate užėmė 2 vietą, tai iš jo tikimės tikrai gero pasirodymo ir šiose varžybose. Na, galų gale nepamirškite, kad dar yra ir Martynas Brusokas. Taip, fiksuojame šį rezultatą, jeigu neklystu, apie 54 sekundės sugaižo 53,30 Dizis Zarinč. Atsiminkite jo rezultatą, galėsime palyginti su kitais galiūnais. Čia priminkime, aš jau iš jūsų šiek tiek pamokų išmokau, svarbiausia kojų sukibimas ir svarbiausia tas pasvirimo kampas, ar ne, tinkamas, kad jis padėtų, o netrukdytų. Taip, iš tikrųjų šioje rungtyje svarbu labai bendrai kūno masė, nes sunkesni sportininkai lengviau išjudina traktorių iš vietos, bet to labai svarbi kūno padėtis, nes kuo labiau pasvyri, tuo gali didesnę jėgą išnaudoti tempdamas ir labai svarbu kartu dirbti ir kojomis ir rankomis. Matome... Na, žiūrim, Jokubaičio pavyzdys, na ir kojos ir rankos liktai gerai, tik pasvirimo kampas gal netoks. Jo, truputį didesnis turėtų būti pasvirimo kampas ir turėtų būti labiau sinchroniškai. Jeigu kartu tempi dešinę ranką, tai tuo pačiu metu turi ir dešinę koją atsispirt. Dėl to truputį įmėto į šalis, nes nėra sinchroniškai. Tai va, taip, kaip tik dabar ir matome tą momentą. O tokie įgūdžiai ateina su patirtimi, ar čia, žinot, kaip krepšininkai, technikos klausimas, tu turi išmokti pradiniai stadijai? Čia jau yra technika ir pradiniai stadijoje yra geriau, bet aišku, bet kada gali pataisyti. Iš tikrųjų, tiesiog trūksta dar patirties, žinių, nes ir aš pats ne nuo pradžių išmokau viską teisingai daryti. Audrius Jokubaitis dėja nusileidžia prieš tai buvusiam galiūnui iš Latvijos, nusileidžia 1 sekundę ir šiek tiek dar daugiau. Beje, tokių kaip galiūnų mokyklų nėra pasaulyje, ar yra? Gal kokioje Didžiojoje Britanijoje yra? Na, tokių kaip mokyklų nėra, bet... Klubai ir jų tradicijos? Yra nemažai sporto klubų pasaulyje, kur yra kultivuojamas galiūnų sportas, tu gali ateiti ir tave treneriai treniruos. Yra visa tinkama įranga. Lietuvoje kol kas nėra tokių sporto klubų, bet pasaulyje labai yra daug. Ten vyksta įvairūs seminarai ir aš taipogi vedu daug pasaulio klubų galiūnų treniruočių seminarus. Beje, iš kur jūs dabar grįžot, nes jūs pamatyti Lietuvoje tai kaip jauną mėnulį. Dabar grįžau iš Jungtinių Amerikos valstijų, buvo labai ilgas seminarų turas, beveik 3 savaitės. Aš vis dažniau jūsų kalboje išgirstu žodį seminarai. Ar tai yra nauja veikla, į kurią jūs pasinėrėte pilna galva? Na, nėra visai nauja veikla, jau kokie 4-5 metai tą darau, bet vis daugiau... Bet šiais metais ypač aktyvi. Jo, vis daugiau ir daugiau, šiemet apie 30 seminarų buvo pravesta. Tai... Aš trumpam stabtelsiu seminarą. Jūs pakviečia šalis, ar ne? Ir aišku, superžvaigždė, stipriausias planetos žmogus. Ir jūs paruošite apie kažką seminarą? Ar jūsų klausinėja? Ar jūs sakote savo sėkmės istoriją? Įvairiai. Šiaip iš principo galiūnų klubuose, tai aš pasakoju savo sėkmės istoriją, po to yra klausimai atsakymai, klausimų būna labai įdomių, aišku, daugiausia apie treniruotės, pasiruošimą varžyboms, reabilitaciją ir paskui būna treniruojamos rungtys, technika, 3-4 rungtys per vieną seminarą, kur klausytojai išmoksta teisingos technikos ir kaip ruoštis varžybom tom rungtym. Įdomi veikla. Dainius Repšys, matėt tą momentą, kai susiėmė už dešinio peties, dar net neprasidėjus šiai rungčiai? Kažkoks traumo davė apie save žinoti? Atrodė, kad net nepradėjęs varžybų traumą gavo? Na, Dainių truputį persikė šiemet traumas, nors rezultatai tikrai geri šiemet, bet vis tiek yra kažkokių smulkių traumų, kurios trukdo pilna jėga dalyvauti. Na, Dainius Repšys su Mindaugu Jaru paskutinės varžybos, kurias mes matėme BTV eteryje, tapo Lietuvos galiūnų komandinio čempionato čempionais. Mosėdžio miestelėje vyko tos varžybos. Ten kažkas fantastiško buvo. 4 pergalės iš 6 rungčių ir jie daugiau nei užtikrintai iškovojo pergalę. O čia dabar galime pasakyti, kadangi kartelė, žiūrinti Dainių, auga, kartelė norint pasiekti daugiau auga, tai šis rezultatas neįtin geras. O dabar kalbiname vieną iš galiūnų. I expect that I am top 3 of this event because
heavy tractor pull one I like when it's heavy and The rest of the events, which one is your favorite also? I like deadlift and deadlift good event for me when we do reps. Taip, Jarno Kirsela kalba apie traktoriaus rungtį, yra kas dar sugeba ir papozuoti. Jo tikslas šiuose varžybose patekti į top 3-tuką, bet pirmas žingsnis žengtas labai rimtas. Jarno Kirsela laimėjo pirmąją rungtį, labai gera pradžia, labai geras startas. Latvis antras, Latvis trečias, žiūrim, kas Dainius Repšys geriausiai pasirodė iš lietuvių. Beveik identiškas rezultatas Audriui Jokubaičiui, o kasgi Martynui Brusokui, tik tai 13 metrų 90 centimetrų. Labai netikėtas rezultatas, nes Martynui tai yra tikrai gera rungtis. Nu, nepamirškime, kad Martynas Brusokas yra pasaulio jaunimo čempionas, žmogus, kuriuo didžiuojasi visa Marijampolė. O dabar pristatykime, Žydrūnai, antrąją rungtį. Koks svoris? Rasto kelimas maksimaliam svoriui 150 kg, aš taip suprantu, kad maksimaliam svoriui. Ir kiek kartų čia iškeli, kuo daugiau iškeli, tuo ir laimi. Karolis Aleksandravičius, žiūrint į jį, na, pirma mintis yra ta, kad jo kreivė tik tai į viršų eina, ar ne? Pradžioje jis buvo trikovės čempionas, raškantis rekordus vieną po kito. Vėliau jisai sugebėjo netgi į 3-tuką patekti tarp stipriausių Lietuvos galiūnų. Taip, praėjusiais metais, kaip tik Panevėžyje, jisai laimėjo 3 vietą Lietuvos galiūnų čempionate, aplenkė Martyną Brusoką, tikrai buvo puikus pasiekimas. Pažiūrėsime, kaip Karoliui seksis po trumpos pertraukėlės. Gerbiami žiūrovai, po trumpos pertraukėlės grįžtame į Panevėžį, kur savaitgalį vyko Štil Savickas Classic galiūnų varžybos. Turime nemažai svečių iš užsienio ir turime lietuvius Martyną Brusoką, Audrių Jokubaitį, Karolį Aleksandravičių ir Dainių Repšį, kurie Panevėžį bandys apginti Lietuvos garbę. Kol kas po pirmos rungties į 3-tuką mes nepatenkame. Jarno Kirsela, Suomijos galiūnas, laimėjo pirmąją rungtį. Tad matote, kad svečiai tikrai nežada lengvai pasiduoti. Ir ar tik tai nebus, Žydrūnai, taip, kad mes bent jau svajojame patekti į 3-tuką, ar čia pernelyg iš ankstinės išvados? Na, iš tikrųjų, galimybės yra ir laimėti, nes vis tiek Jarno Kirsela, aišku, yra stiprus Suomijos galiūnas. Jis nėra čempionas, bet tikrai, nes nedalyvavo Suomijos čempionate šiais metais, bet manau, kad jis tikrai yra šiai dienai stipriausias, vienas iš stipriausių Suomijos galiūnų. Na, nedalyvavo, bet kitas galiūnas pasinaudojo progą tapti čempionu. Tai jo, naujas galiūnas iš tikrųjų, Miko Toro, yra pirmus metus tik dalyvauja, labai staigiai įsiveržia į galiūnų elitą Suomijoje. Sportininkas jau beveik veteranas, jau kitais metais galės dalyvauti veteranų varžybose. Vėlai pradėjo, bet tikrai galingai. Na, manau, kad Dainius Repšys, Martynas Brusokas tikrai pajėgus kovoti su jais, bet Martynui labai blogai susiklosti pirmą rungtis. Pirma rungtis tikrai, sakykime, taip švelniai nevykusi. O čia iš Jūžintų krašto kilęs Dainius Repšys. Jisai sėkmingai beje užsienį pasirodo, na, gal šiek tiek senokai, bet Baltarusijoje vyko Rytų Europos veteranų galiūnų varžybos prieš metus, 2017 metais. Ten sėkmingai Dainius Repšys pasirodė su Donaldu Andriuliu. Beje, kokia Dainiaus Repšio yra profesija? Ar žinote, ar ne? Jis turi ne vieną profesiją, Nes bet viena iš jų yra apsaugo valstybės. Tai reiškia, mano duomenys geri, nes matau, kad tarp jo titulų yra, kad 2013-aisiais dalyvavo pasaulinės policininkų ir gaisrininkų žaidynėse, kurios vyksta kas 2 metai. Ir asmenų apsaugos skyriaus pareigūnas Dainius Repšys ten dalyvavo taip puikiai, kad visi aiktelėjo, pagerino rekordus ir Lietuvai iškovojo 2 aukso medalius. O ar neklystu, kad kita yra jo specialybė nekilnojamo turto brokeris? Taip. Kiek žmogus yra talentingas, kad tiek daug sričių yra beveik nepralenkiamas? Ar sunku, įdomu jam tarptų darbų atrasti laiko galiūnų sportui? Nu, matome, kad randa ir nemažai varžybų dalyvauja ir šiemet neblogi rezultatai. Komandiniam čempionate 1 vieta ir
Lietuvos čempionate asmeniniam antra vieta. Tikrai, manau, geriausias jo sezonas. Kuo daugiau veiklos, tuo įdomesnis žmogus, o dabar žiūrėkime, Martynas Brusokas, šaunuolis, taip, ten, kur Martynas Brusokas, ten skamba Marijampolės vardas. Oficialiai jau pristatomas Saulius Brusokas kaip Martyno treneris, ar ne? Na. Jau dėl Sauliaus Brusoko taip tyliai, faktas, kad jisai tik teisėjaus ir treniruos. Saulius Brusokas dalyvavo neseniai varžybose Kinijoje. Taip. Tarptautiniam turnyrė laimėjo 3 vietą. Saulius Brusokas, šaunuolis. Taigi Šaunuolis. vis dar šiek tiek dalyvauja. Lietuvoje nematėme šiais metais, bet Kinijoje jam visai neblogai pasisekė. Beje, kalbant apie Martyną Brusoką, jo irgi kreivė kyla į viršų. Neseniai buvo pasaulio vicečempionas, o šiais metais ir pasaulio čempionų jaunimo kategorijoje. Taip, ir dar Martynas turi 1 metus likusius, kuriuos dar galės dalyvauti jaunimo čempionate. Na taip, kai taip anksti pradedi kautis ir varžytis petis į petį su rimtais vyrais, tai aišku, kad tai yra neįkainojama patirtis, daug dalykų išmoksti ir tada jaunimo varžybose jau tu esi mažų mažiausiai užgrūdintas. Dainiui Repšiui nepavyko šis pakėlimas. Ir kitais metais pasaulinio čempionate matysime 2 Lietuvos sportininkus, tai ne tik Martyną Brusoką, bet ir Kasgi antrasis? Mantą Lalą, kuris Lietuvos jaunimo čempionate užėmė 2 vietą ir pateko taip pat į pasaulio čempionatą. Ar aš gerai išgirdau pavardę Lalas, pirmoji asociacija garsioji Lalų giminė? Taip, tai yra jauniausias brolis ir matome šiai dienai jau 3 Lalus Ar jūs dalyvaujančius juokaujat? galiūnų varžybose. Vytautas Lalas, Marius Marius Lalas ir Mantas Lalas. Oho, gerai. Bus į ką iš tikrųjų pasižiūrėti. Na čia jau dinastijos tokios. Na, iš tikrųjų, retas atvejis yra buvę 3 broliai amerikiečiai, Gilinchemai, kurie yra dalyvavę galiūnų varžybose. Ir dabar matome Lietuvoje 2 atvejį pasaulyje. Neįtikėtina, tai kiek Mantui Lalui yra metų? 22 metai. Martyno amžiaus. Fantastika. Aišku, buvo į ką lygiuotis, yra į ką žiūrėti. Beje, norėjau paklausti, tas pats krepšinis, tie patys modeliai, yra treneriai eina gatvė ir pamato žmogų ten aukštą, sakykime, ar ne, ar ten labai gražų, pasiūlo jam tapti modeliu, aukštas krepšinis. Ar galiūnai būna užkalbinami gatvėje? Na, matai, kad žmogus labai tvirto sudėjimo. Kas nors buvo atveju, kad pasiūlo pradėti galiūnų sporto karjerą? Na, nėra pas mus tiek daug tų galiūnų trenerių, tai aišku būna, kad pasiūlo užsiminėti, bet dažniausiai vis tik tai patys tvirti žmonės ateina, ieško, kur surasti galimybę sportuoti. Ir tada jie labiau motyvuoti yra, kai patys susiranda trenerį. Beje, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e matau, kad galiūnai karts nuo karto pamatuoja savo raumenis. Kokia, Žydrūnai, jūsų raumenų rankos apimtis? Na, mes nėra labiausiai iš tų dažniausiai matuojančių, bet aišku, žmonės klausia, tai pamatuojam. Ranka sviruoja, nes ir svoris sviruoja, ir pasirašymo forma, bet paprastai tai yra nuo 55 iki 58 cm. Kokį didžiausią apimtį esat matę? Na, aš labai didesnės ir nesu matęs. Kažkur apie Ir šioje srityje link esate 60 cm. nepralenkiamas. Gerai, o mes žvilgtelkime, čia jau rimti dalykai šioje rungtyje. Matome, kad iš lietuvių geriausiai sekasi šioje rungtyje. Gal čia šaltas dušas buvo po pirmos rungties. Geriausiai kol kas Martynui Brusokui iš lietuvių sekasi, o Latvija jau priejo prie 165 kg ir matome, kad sėkmingai įveikė šiuos svorius. Čia ko gero tradiciškai, Žydrūnai, ir ne po 5 kg keliama. Matome jo, iš tikrųjų nedidelį šuoliai, 5 kg, nes daugumai pavartininkų, ypač užsieniečių, šis rastas nėra labai pažįstamas, jis toks sunkesnis yra, negu naudojam šiais metais pasaulio rasto kėlimo čempionate. Jis toks 5 kg mažiau iškelia sportininkai, tiesiog konstrukcija jo tokia slidus labai, jisai tai sunkiau kelt.
Na, Dainius Repšys akivaizdu iš visos kūno kalbos, kad atėjo pyktelės ant savęs. Kiek gali nesisekti, kiek svorį 3 kartus galima, ar ne, bandymą? Taip, ir 3 bandymų tik tai pavyko įveikti, iš tikrųjų. Bet jau viskas išnaudota, taip? Išnaudoja tikrai daug jėgų pasiekti šį rezultatą. Oskars Martužans, dabar čia vyksta kova, gerbėmėjai, dėl pirmosios vietos. Visi lyderiai sustojo ties 165 kilogramais, pavyko iškelti tiek ir Oskarui Martužansui. Ar lyderiai dalinsis tarpusavį taškus? Pasižiūrėsime, tai patenkintas Oskaras Martužans, Latvijos galiūnas, o čia Deidzis Zarinš bandys dar 5 kilogramais daugiau užsisakyti ir bravo, 170 kilogramų. Turim beje problemų, mes su Latvių pavardėm, Žydrūnai, jūsų paklausiu, kadangi dažniausiai bendraujat. Šmaukštelis ar smaukštelis? Šmaukštelis. Šmaukštelis, gerai. O čia žiūrime. Na, Martynas Brusokas, sakiau, geriausiai iš lietuvių pasirodė. 3 vieta, 155 kilogramai, Dainius Repšys su Audrium Jakubaičiu atitinkamai 4, 5, 6, 8 vietos. Na, vis nors vienam lietuviui nepasiseka. Rungtyje šį kartą nepasisekė Karoliui Aleksandravičiui. Nežinia, kas jam nutiko, kad jisai po 2 rungčių iš 8 dalyvių yra tik tai 8, o žiūrime, į ką sutelktos mūsų didžiausios viltis. Aišku, kad į Dainių Repšį ir Martyną Brusoką. Atsilieka jie nuo trejetuko. Vis dar pirmauja Didis Zarinš. Jis kyla į 1 vietą, o Jarno Kirsela iš 1 leidžiasi į 3 vietą. Na, po 2 rungčių, kokios mintis kyla stebint lietuvius? Na, gal nereikia per daug stebuklų norėti? Na, aišku, galima visada geriau, jeigu Martynas būtų traktoriuje ne paskutinis buvęs, o trejetuke, tai jis būtų labai aukštoj vietoj, bet ta 1 rungtis labai sugadino jo pozicijas, o Dainius visai neblogai atrodo, tai tikimės, kad atkelimas yra gera jam rungtis, kad dar pakils aukščiau ir kovos dėl prizinių vietų. Aišku, kas aš toks, kad apie tai užsiminčiau ir apie tai svarstyčiau, bet žiūrint ne vienas varžybas su Martynu Brusoku, visą laiką nepaliaujamai sukasi galvoje mintis, kad šiam galiūnui, su kuriuo siejame visas didžiasias savo viltis ir linkime visokiojo pasiekmės, kad jam trūksta varžybose stabilumo. Taip, matome, kad čia stabilumas ateina su patirtim ir nėra ko norėti iš jauno sportininko, kad jis visose varžybose būtų pirmose pozicijose. Vis tik tai dar mokosi iš klaidų ir daro klaidas, tai kartais jos labai brangiai kainuoja. O jūs kaip patyręs galiūnas, ką patartumėt? Na, būna 6 rungtys, 7, 4 puikiai, 2 atima visus taškus ir sugadina visą rezultatą. Po varžybų susikoncentruoti, kas nesiseka ir dirbti ties tą rungtim? Taip, ties kai kurie raumenų grupė? Silpnesnės rungtis, tai tada turi lavinti tos raumenys visų pirma, kurie dalyvauja pagrindė toje rungtyje. Ir be abejonės techniką labai stipriai žiūrėti tos rungties. Daug darbo įdėti, tiesiog daugiau negu kitom rungtym, kad jinai pasitemptų ir taptų ne blogiausia rungtim, o viena iš geriausių. Na, tikimės, kad išgirs šios žodžius jaunieji Lietuvos galiūnai. Audrius Jakubaitis, jo rezultatas buvo 10 atkėlimų, o čia matome, kad tas rezultatas sumaltas į miltus, nes geriausias rezultatas dabar jau yra 3 vietos nugalėtojo šią akimirką po 2 rungčių Jarno Kirsela 15 kartų. Jarno Kirsela, drįsčiau pasakyti, kad nusiteikęs į pačias aukščiausias pozicijas. Taip, iš tikrųjų, aš šiemet teisėjau Suomijoje vykusios varžybos. Ten Jano Kirsela laimėjo, buvo visi stipriausi Suomijos galiūnai. Tikrai sportininkas pajėgus, daugelio rungčių ir manau, kad jis turi šiandien galimybę. Aišku, neblogai atrodo Didis Zarinš šiandien, tai manau, tarp jų ir vyks kova dėl 1 vietos. O dėl 3, tai mūsų Lietuvos sportininkai turėtų su Oskaru Martužanu varžytis, bet aišku, žiūrėsim dar. Oskaras irgi
kartais padaro daugiau, negu galima iš jo tikėtis. Na taip, jisai sugeba sublizgėti. Viena iš jūsų veiklų yra ir teisėjimas. Esate teisėjas kirvis ar tas teisėjas, kuris į kai kurios dalykus pražiūri pro pirštus? Aš labai griežtas teisėjas esu, nežinau, kaip turi kelti sportininkai teisingai. Ir aš labai nemėgstu, kada yra užskaitoma varžybose negražus kelimai, ne techniški, kas iš tikrųjų sportininkam padeda tose varžybose pasiekti geresnį rezultatą, bet ateityje jam kenkia, nes taip jie nepataiso savo technikos ir tuo pačiu lėtėja jų progresas. Na, nebijot susigadinti santykius su kitais galiūnais? Ne, po tokių teisėjavimų. Varžybose svarbu teisėjauti objektyviai ir sąžiningai visiems vienodai. Tai yra svarbiausia. Jeigu tu griežtai teisėjauji, tai nereiškia, kad blogai yra sportininkam. Blogai yra, kada teisėjas vieniem žiūri pro pirštus į klaidas, o kitus labai griežtai teisėjauja. Tada yra jau nesąžininga ir blogai. Na štai, kiek įdomių dalykų sužinojome. Dainius Repšys ir Audrius Jakubaitis po 10 kartų atkėlė šį didžiulį svorį, o dabar bando Suomio rezultatą Latvijos pasivyti. Priminsiu, kad Suomis Jarno Kirsela 15 kartų ir atrodo visi šansai yra mažiausiai pakartoti. Taip, kelias sekundės galima atsikvėpti, ko gero nepralenks, bet dar vienas atkėlimas yra įmanomas. Na, užfiksuotumėt kaip teisėjas tokį atkelimą, taip? Pagal galiūnų taisyklės taip, nes sportininkas iškėlė ir nenaudoja jokių neleistinų kelimo būdų. Ko gero sunkiausia yra bokalo laikymo varžybose teisėjams, ar ne? Taip, čia yra sunkiausia rungtis, nes sportininkų kūnai skirtingi ir vieniem išsitęsia rankos, kitiem ne, tai iš tikrųjų labai be galo sunki rungtis teisėjauti. Nes ne vieną kartą ir komentuojant varžybas yra tekę matyti, kad raumeningas sportininkas atrodo jis sulenkęs ranką, o jisai tiesiog negali per raumenis labiau ištiesti tos rankos. Taip, iš tikrųjų, ta rungtis yra, manau, kad pati subjektyviausia, aišku, įdomi rungtis, graži rungtis, bet teisėjauti objektyviai yra pakankamai sunku ir neįmanoma praktiškai. Kalbant apie rungtis, žiūriu grįžta ir vis labiau populiarėja Lietuvoje rungtis, kuri buvo kažkada užmiršta, bet ir Europoje ir pasaulyje buvo naudojama tai gladiatorių rungtis. Taip, ši rungtis pamažu grįžta irgi, nes vis tik yra pakankamai tokia azartiška, žiūroviška. Žiūrovam labai patinka. Ir tikrai tokia rungtis, kuri papuošia bet kurias varžybas. Na, o mes pasižiūrėkime, kam nors pavyks daugiau nei 15 kartų atkelti šį svorį. Ne. Dar vienas dalyvis, dar vienas bandymas. Kol kas geriausias rezultatas tai yra 15 kartų. Jį pasiekė Jarno Kirsela ir dar vienas galiūnas, o čia trečioji vieta kol kas Latvijos Didzis Zariņš. Kas šiandien buvo sunkiausia? Aš manau, buvo sunkiausia surasti, nes po to traktoriaus traukimo labai mažai laiko buvo atsigauti. Šiaip, iš tikrųjų. O šiaip tai... Sunku viskas. Bet šiandien jau atkėlimuose parodėjai, ką gali, ar ne? Ne, galėjau daugiau, bet man po rasto kėlimo nugarą sutraukė. Aš pradėjau jaust, kai jau skaudėti pradeda, nei netraukiau, daugiau lėtinau tempą. Taip, žiūrime, kas trečioje rungtyje nugalėjo. Pirmą, antrą vietas, kaip ir mes sakėme, dalinasi Latvijos ir Suomis. Oskars Martužans ir Jarno Kirsela atkėlė po 15 kartų. Trečioje Latvijos Didzis Zariņš. Na, o lietuviai vis 4., 5. vieta. Bet reikia pastebėti, kad Audrius Jakubaitis, kuris pirmasis pradėjo šią rungtį, tikrai pademonstravo gerą rezultatą, 10 atkėlimų, o Karolis Aleksandravičius, kaip matote, jau pasitraukė iš varžybų, gavo traumą. Tiesa, kokio rimtumo ta trauma, nežinome, gal jūs, Žydrūnai, žinot? Iš tikrųjų, trauma yra čia nedidelė, trūko truputį bicepso raumuo, bet sportininkas pajautė ir sustabdė varžybas, bet paskui Kinijoje vykusiam turnyre, kur Saulius Brusokas laimėjo 3. vietą, ten pirmoje rungtyje Karolis Aleksandravičius traumavosi, trūko bicepso raumuo, jis buvo operuotas, dabar reabilitacija ir kitais metais grįž, manau, kad dar stipresnis į varžybas atgal. O čia ta rungtis, apie kurią mes šnekėjome, kad labai sunku teisėjauti. Teisėjauja šiandien Kirkliauskai ir ne, žmonių nešimo pasaulio čempionas. Ir iki Kirkliauskų klanas, ne vieną kartą apie tai šnekėta.
o gerbiami labai yra Galiūnų, mėgstami žiūrovų, be Kirkliauskų varžybos tikrai neįsivaizduojamos. O čia Martynas Brusokas išlaikė bokalą 41 sekundę, o Suomis ir Žintiškis Dainius Repšys aiškinsis tarpusavį poroj. Parenkami poros lygiaverčiai ar burtų tvarka šioje bokalų laikymo rungtyje? Pagal praėjusios rungties rezultatus. Nuo pačios taip ir kylam, ar ne? Taip. Ko gero, aišku, ne vieną kartą akcentuojame, kad labai gerai, kai yra lygiavertis varžovas, tada gali kur kas ilgiau išlaikyti bokalą. Bokalai lietuviški, autentiški ir matėme beje praeitose varžybose, kuriuose nugalėjo Dainius Repšys, kad kartais Galiūnai ir atsigeria vėliau iš tų bokalų, ar ne? Taip, iš tikrųjų naudojama tikra smetoniška gira. Varžybos vyksta šilto oro, tai norisi atsigavinti po to. Na, gaila, Dainius Repšys šiek tiek virš 40 sekundžių išlaikė, duokdie, kad kol kas tai būtų antras rezultatas, o čia puikus rezultatas, 50 sekundžių ir jį demonstruoja taip, Dainius Repšys, koks gražus rezultatas, 41-41, o jo partneris, jo oponentas iš Suomijos, Mika Toro, 9 sekundėm ilgiau išlaikė, 50 sekundžių, 71-100. Beje, kalbant apie Dainių Repšį, aš dar vis taip prie to, kad jisai daug sričių gyvenime pažino, viena iš jų nekilnojamo turto brokeris, tai negalvokite, kad čia šiaip užgaida pasižiūrėjau į apdovanojimus brokerių, tai pirmais smuikais griežė ten Dainius Repšys. Ne tik Galiūnų sporte puikiai atrodo, bet ten nekilnojamo turto brokerių apdovanojimuose antroji, pirmoji, trečioji vietos, tad iš tikrųjų vertinamas ir toje srityje. Taip, o čia dar viena pora, kuri bandys ilgiau išlaikyti ir panašu, kad čia iš Audriaus Jakubaičio mes nepamatysime geriausio rezultato, o gal čia tik tai pirmas toksai įspūdis, atrodo, kad jis jau labai sunkiai laiko. Na, visai neblogai. Ne, savo oponentą aplenkė. Latvijos Galiūną. Praėjus 12-13 sekundžių atrodė vargu bau, kaip apgaulingai. Žiūrėkite, kol kas geriausias lietuvių rezultatas. Gal ir iki 51, ne, 45, bravo. Antrasis rezultatas. O ką čia galima patarti laikant bokalą? Pozicija gera ir pasikliauti savo rankomis? Na čia Ar yra kokios techniškai gudrybės? pakankamai paprasta rungtis. Pagal taisyklės negalima aukščiau ausų lygio kelt ir negalima žemiau peties lygio nuleisti. Ir tiesiog reikia turėti stiprius raumenis ir ištvermingus, kad ilgai išlaikyti. Iš principo reikia stengtis, kad nejudėtų taip bokalas, kaip Janį Kirselai dabar. Nes tai atima papildomas. Jo, iš tikrųjų atima daug jėgų, nors kartais būna sportininkai, kurie labai dreba, ilgai išlaiko ir aš esu pats drebėdamas net pasaulio rekordą pasiekęs, galbūt kraujotaka geriau vyksta, bet šiaip vis tik tai stabiliau stovint yra geriau. Aišku, svarbu bokalo pozicija pačioje rankoje, kai jau jis taip išslysta, yra žymiai sunkiau, kaip Suomijos Galiūnas laiko. Oskaro nekoks rezultatas ir čia matome, Jakubaitis labai neblogai kol kas atrodo. Oskars Martužans, na, kuklus rezultatas, irgi amerikietiški kalneliai, žiūrint į šį Galiūną, viena rungtis fantastiška, kita gerokai prastesnė, o Jarno Kirsela žingsnis po žingsnio nusitaikęs į nugalėtojo titulą šiuose varžybose. Jarno Kirsela 5. 41, geriausiai pasirodė kitas suomis Mika Toro, Audrius Jakubaitis, štai, bravo! Turėtų gerėti bendra turnyrinė lentelė, 44 sekundės Repšys 3, ši rungtis lietuviam labai nebloga. Iš pirmų 4 vietų 3 yra mūsų. Ir dabar žiūrime, na, mes vis dar į trejetuką nepatenkame, bet jau Dainius Repšys turi šansus artėti prie 3 vietos, kaip lietuviai gražiai išsidėstė 4, 5, 6 vietos. Mika Tora krenta į 7 ir labai atkakli kova tarp 2-3 vietų. Tik tai pusę taško.
O čia dabar estafetės rungtys, netrukus mes pažiūrėsime, kas joje bus. Ko gero, kaip visada, naščiai ir ne, kiek naščiai čia sveria, 150? Čia sveria 380. 380. Ir padanga turėtų būti, ar ne? Taip, turėtų būti padangos dar pervertimas. Na gerai, neužbėkim už akių, dar pamatysime. Padanga sveria 350 kg. Aš dabar žiūriu, kai tas svoris didelis, tokie 380 kg, 400, ji iš tikrųjų mažiausia klaida, kai yra toksai svoris, gali būti labai skaudi, ar ne? Nes čia tokia prasideda ir žmogaus psichologinė kova su svoriu. Tu gali jo bijoti, ypač po traumos. Taip, ypač po traumos yra pakankamai sunku grįžti į sportą, raumenys kaip ir pasiruošę. Bet mintise yra baimė, kad vėl gali kažką traumuoti, tai turi praeiti nemažai laiko, kol užsimiršta ir gali rodyti geriausius rezultatus vėl. O kaip psichologiškai ruošiasi, ar čia kiekvienam palikta asmeniškai kovoti, pavyzdžiui, po traumos su dideliu svoriu? Na, paprastai nedirba sportininkai su sporto psichologais, bet be abejo, kad tai, manau, padėtų kažkiek. Aišku, galiūnai gan tokie stiprus, atkaklus ir bando patys susitvarkyti su tuo. Tiesiog treniruotėse turi ne kartą įveikti tos svorius, kad nugalėtum baimę. O yra dar vienas, kadangi jūs daug seminarų dalyvaujate, tai šiandien jūs apibersiu klausimais. Dargi vienas tarp galiūnų yra ir šiaip tarp sportininkų niuansas kaip perdegimas. Kai tu labai lauki varžybų, atrodo tobulai jom pasiruošęs, bet tu tiesiog perdegi. Na, tas iš tikrųjų yra sportininkai, kurie varžybose demonstruoja geresnius rezultatus negu treniruotėse, o yra sportininkų grupė, kurie perdega ir rodo prastesnius negu treniruotė, nors buvo labai gerai pasiruošę, nesusitvarko su startiniu jauduliu. Labai sunki situacija ir tokie sportininkai paprastai labai sunkiai kada pasiekia geriausius savo rezultatus, nes vis tik tai čia beveik įgimta yra, nes aš kiek pažįstu sportininkų, tai yra dvi grupės sportininkų, kurie varžybose daro geriausius rezultatus, jie trokšta dalyvauti varžybose, o kiti kažkaip bijo varžybų ir rezultatai būna žymiai prastesni negu treniruotės. Negu treniruotės. O taip, iš tikrųjų, teko ir man tokius dalykus pastebėti, kalbant apie galiūnus. O čia ką išdarinėja Martynas Brusokas, jau matęs, kad jisai atėjo kalnus nuversti šioje rungtyje ir atrodo jam ši rungtis labai sėkmingai, skirtingai nei Dainiui Repšiui. Dainius Repšys tikrai gali prarasti nemažai taškų čia, nes ir Martynas aplenkė ir rezultatas tikrai nėra įspūdingas. Na, pasižiūrėsime, kokie rezultatai, bet Martyno Brusoko rezultatas tikrai vertas pagarbos. 29 sekundės ir 37 šimtosios. O 12 sekundžių prašiau pasirodė Dainius Repšys. Na nieko, vėliau pasižiūrėsim, kaip atrodom bendroji turnyrinėje lentelėje ir kokie rezultatai šioje rungtyje, bet faktas yra tas, kad Martynas Brusokas turėtų pagerinti savo poziciją. Lietuviai 4., 5., 6. vietoje, aišku, mūsų planas minimum labai norėtume, kad bent vienas lietuvis būtų trejetuke. O čia Mika Toro, kuris kol kas prieš paskutinis, ir Audrius Jokubaitis, kuris užima aukštesnę vietą nei Mika Toro. Mika Toro neblogai pradėjo varžybas, bet vėliau nei viens nei du, kažkaip jam viskas krito iš rankų ir sulėtino savo tempą. Audrius Jokubaitis kol kas pirmauja, bet labai taip nežymiai. O čia reikia dabar labai maksimalaus susikaupimo. Gerai. Audrius gan lėtai sunašėsi, bet padanga neblogai vertė iki šio vertimo. Žiūrint į Mika Toro, atrodo be ugnelės jisai šiuose varžybose. Na, sportininkui tai praktiškai pirmas tarptautinis startas. Jisai labai įsiveržė į Suomijos galiūną elitą, laimėjo čempionatą. Ir jėgų gal ir pristigo jau. Ir čia jau į sezono pabaigą, jau po kelių mėnesių, kada buvo čempionatas, matyt, nėra geriausios sportinės formos. Ir tikrai šiandien netrodo labai stipriai. Baterijos išsekusios. Na, vienas prastesnių rezultatų, o Jokubaitis 34 sekundės, priminsiu, kol kas geriausiai Saulius Brusokas 29 sekundės ir Martyno Brusoko
rezultatas yra trečias. Trečias, Jokubaitis ketvirtas šioje rungtyje. Čia Latvijai dominavo estafetės rungtyje. Neįtikėtinas Oskaro Martužans. Rezultatas 24 sekundės. Mika Tora, ko gero, jau susitaikė, kad bus antroje turnyrinės lentelės dalyje. Ir žiūrime, ar dar turim šansų, ar ne. Na, tolsta mūsų ta trečioji vieta. Dainiui Repšiui labai brangiai kainavo estafetės rungtis, nes vis tik tai prarasta labai daug taškų, kas gali tikrai kainuoti jau tą prizinę vietą išsvajota, ir bus tikrai sunku dabar jau atsilošti tuos taškus. Na, bet dabar Latvijai tarpusavį aiškinasi. Tarp pirmos ir antros vietos tik tai 1,5 taško skirtumas. Beje, Žydrūnai, kol čia ruošiamasi, kokie artimiausi renginiai Galiūnų sporte, į ką mums reikia atkreipti dėmesį, stebint spaudą, socialinius tinklus ir taip toliau, ir ką pamatys BTV žiūrovai artimiausiu metu. Bandau išnaudoti progą, kad jūs esate. BTV žiūrovai pamatys keletą tarptautinių varžybų, tai pasaulio veteranų čempionatą, pasaulio komandinį čempionatą ir pasaulio Ultimate Strongman asmeninį čempionatą, kur dalyvaus Vydas Blekaitis, Marius Lalas, Vytautas Lalas ir aš. Gerai, kokios jums artimiausios varžybos šios, ar dar kokios nors ant nosies? Tai jau šitos įvyko, tik tai tas pamatys BTV žiūrovai. Mano sezonas pasibaigė, dar Vydas Blekaitis dalyvaus World Strongest Man veteranų varžybose Amerikoje gruodžio mėnesį. O kitiem irgi Lietuvos galiūnam baigėsi visi turnyrai jau šiais metais. Ir kitais metais, aišku, pagrindinės varžybos prasidės gegužės mėnesį, o planuojamas artimiausias turnyras tai Žiemos Galiūnas, kuris turėtų būti vasario mėnesį. Gerai, grįšime prie Galiūnų sporto po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į Panevėžį, čia vyksta Štil Savickas Classic Galiūnų varžybos ir kol kas pirmajame trejete svečiai iš užsienio. Tai yra Oskaras Martužans, Didis Zarinč ir suomis Janis Kirsela. Iš lietuvių geriausiai kol kas atrodo Dainius Repšys, kuris po nepavykusios rungties estafetėje prarado nemažai taškų. Martynas Brusokas taip pat dar kaunasi, bet jau tas trejetukas nuo mūsų tolsta, o čia pas mus studijoje yra Žydrūnas Savickas, kuris padeda komentuoti šias varžybas ir savo taikliom pastabom ir įžvalgom tas stebėjimas tampa labai malonus ir naudingas. Kodėl nematome, Žydrūnai, šiuose varžybose Lalo, Blekaičio, jūsų? Na, aš tai buvau kitose varžybose užsienį tą dieną. Norvegijoje negalėjau dalyvauti, nes būna taip, kad varžybos susidubliuoja. Ir tada, aišku, renkuosi didesnio rango varžybas. Vydas Blekaitis taip pat buvo išvykęs į tarptautinės varžybas, tai mes negalėjom. Žodžiu, kalendorius taip sutapo, o Vytautas ir Marius Lalai taip pat negalėjo atvykti. Na, tai nepasisekė šioms varžyboms, bet šiais metais vis tik tai nemažai matėme Lietuvos visus galiūnus. Pamatėme Lietuvos varžybose ir Marių Lalą, ir Vytautą Lalą, ir Vydą Blekaitį, ir mane. Skustis tikrai neturėjome kuo. Tikrai sezonas buvo geresnis negu praėjusiai metai, kada mažiau matėme Lietuvos stipriausių galiūnų. O dabar labai svarbi akimirka, du lietuviai, tiek Martynas Brusokas, tiek Audrius Jokubaitis sukėlė po 4 akmenis. Visų akmenų sukelti kol kas dar niekam nepavyko ir matome, kad lygiai taip pat 4 akmenys sukėlė Dainius Repšys ir dabar ties sunkiausių akmenių staptelėjo jisai. Sunkiausias kiek? 180? 180 kg. Ir niekaip jis nei vienam sportininkui dar nepasiduoda. Na, iš suėmimo matosi, kad nieko čia nebus. Taip, iš tikrųjų, vis tik tai turėtų užkelti jau Dainius Repšys, stiprią nugarą turi, 5 akmenis, bet šiandien ne jo diena. Kalbant apie Dainių Repšį, normalu, labai daug jisai gerai pasirodė varžybų ir man atrodo, jisai puikiai išnaudoja tuos šansus, kai nėra tiek Vido, tiek Žydrūno, tiek Lalų ir Dainiaus Repšio vardas vis dažniau ir dažniau skamba, kalbant apie Lietuvos galiūnų.
sportą? Na taip, šie metai tikrai jam yra geriausi, žiūrėsim, kaip kitais metais išlaikys sportinę formą. Džiugu, kad atsiranda lyderiai, kai ir nėra stipriausių galiūnų, kurie reprezentuoja Lietuvą. Tai puikus šansas, kurį išnaudoja. Beje, prieš reklaminę pertraukėlę kalbėjome apie varžybas, kurias pamatys, koks tai subtilus momentas, pamatys BTV televizijos sporto aistruoliai. Bet vieno svarbiausio dalyko, artėjant kalėdom, taip ir nepaklausiu. Tikiuosi, kalėdos šį kartą Lietuvoje ar vėl kažkur tai kitam pasaulio krašte? Šį kartą Lietuvoje ir praeisiais metais pusę kalėdų tik Lietuvoje buvo, kitas išskridau į užsienį. Ko šiais metais prašysit kalėdų senelio? Žiūrėsim. Dar toli. Titulo ir sveikatos. Ir titulo ir sveikatos. Gerai, to jums ir linkiu, o čia kažkasgi nutiko. Panašu, kad ar traumą gavo labai nesėkmingas pasirodymas šiam galiūnui, prieš tai akmuo prispaudė marškinėlius, o dabar panašu, kad yra gauta trauma, toj pamatysime, kasgi čia buvo. Taip, čia tas momentas, kai marškinėliai. Na, negirdėjau, kad būtų labai kažkokią stiprią traumą gavęs sportininkas, galbūt tiesiog raumenį sutraukė kažkas tokio, nes po varžybų nebuvo jokios informacijos, kad kažkokia būtų rimta trauma. O čia dabar žiūrime, Didis Zariņš, Latvijos atstovas, ir jam šis pasirodymas yra labai svarbus, nes tai yra žmogus, kuris pretenduoja į nugalėtojo titulą šiuose varžybose, Oskars Martužans ir Janis Zariņš, kurio iš jų rezultatas bus geresnis, tas turės didesnius šansus tapti čempionu. Atrodo, Didis savo šansų pasinaudojo. Taip, Latvijos sportininkai pripratę prie šitų akmenų, nes įdomi istorija yra apie juos. Tai čia yra 2 komplektai tokių akmenų pasaulyje ir vienas yra Lietuvoje, vienas Latvijoje. O kažkada tai buvo varžybose naudojama Suomijoje ir Suomijos galiūnų federacija perdavė Lietuvos ir Latvijos galiūnam šitos akmenys, taigi mes turim vienodus komplektus. Todėl Latvijai labai pripratę prie jų ir matom tikrai, kad puikiai abu susidoroja su šitą užduotim. Ar aš gerai išgirdau, visam pasaulyje tik 2 komplektai ir jie yra Latvijoje ir Lietuvoje? Ja, būtent tokių. Yra skirtingi svoriai, skirtingi diametrai. Čia tie vadinami naminiai. Čia tikri akmenys, nes dauguma varžybose naudojama akmenų yra daromi iš betono, viduje dedamas metalas, o čia yra natūralūs akmenys. Nieko sau. Niekada nesuduš. Žiūrėkit, jeigu Didis Zariņš, mes sakėme, pasinaudojo savo šansų, 29 sekundės, geriausias rezultatas, sukelti visi akmenys, kažkas neįtikėtino. Oskars Martužans pasirodė paskutinis ir kadangi jau žinojo Didžio rezultatą, šiek tiek paspaudė ir jo rezultatas iš fantastikos serijos. 27 sekundės 18 šimtųjų matėte pergalę šokį, o tai reiškia, kad Oskars Martužans jau tiesiog užuodžia pergalę ir su ta pergalė jį ir sveikiname. Jis tapo šių varžybų nugalėtojų. Pralenkė savo artimiausią konkurentą iš Latvijos Didis Zariņš 2,5 taško. Jarno Kirselas Suomis tempą sulėtino ir užima 3 vietą. Dainius Repšys galėjo tuo pasinaudoti. Na, gal šiek tiek apmaudu, žiūrint į turnyrinę lentelę, kad lietuviai užėmė atitinkamai 4., 5., 6. vietas. Bet čia, Žydrūnai, ko gero, mums reikia filosofiškai žiūrėti, kartais geriau prastesnis rezultatas, kad ateityje būtų geresnis. Na taip, tiek Dainius, tiek Martynas turėjo šansą patekti 3-tuką, bet jie skirtingose rungtyse prarado tos brangius taškus, kas neleido jam užlipti šį kartą ant prizininkų pakylos. Kita vertus, nepamirškime, kad jau ir sezonas persirito į antrąją pusę ir daugelis Lietuvos galiūnų, ką jau galėjo geriausio parodyti ir parodė, ar ne? Dabar jau buvo pereinama truputį į tokį jau traumų ir poilsio fazę. Na taip, vis tik tai ilgas sezonas, sportininkam nutinka įvairių traumų ir negali geriausių rezultatų pademonstruoti. Tradicinio klausimo apie publiką taip ir nepaklausiau, tad klausiu dabar, kaip Panevėžio publika, žmonių likti ir nemažai, miestas turi 100 000 gyventojų, kiek kameros rodo, tiek matau, kad susidomėjimas buvo. Taip, Panevėžys tikrai galiūnų miestas, ten visada buvo galiūnų varžybos, galiūnų buvo, tai susidomėjimas didelis. Žydrūnai, žemai lenkiuosi, ačiū Jums, kad buvote su mumis kartu čia studijoje, ačiū už Jūsų labai įdomius komentarus, o mes sakome Jums iki susitikimo kitose galiūnų varžybose. Iki. Iki.